Aš kiaulytė Pepa. Tai mano mažasis broliukas Džordžas. Čia kiaulė mama. O čia paršas tėtis. Kiaulytė Pepa. Laiškas ateities kartoms. Pepa žaidžia drauge su grupele draugų. Šiandien užkasime laišką ateities kartoms. Kas tai per laiškas? Iš jo ateityje žmonės žinos, kaip mes gyvenome. Kaip? Sudėsim į tą dėžutę visokių dalykų ir pakasim mokyklos sode. Ar kas nors išaugs? Ne, Siuze. Ji glūdė žemėje daugybę metų. Tai ką dedam ton dėžutę? Komiksą. Labai gerai, Pepa. Muzikos. Gerai, Siuze. Žaislą. Monetą. Pašto ženklų. Marką. O, morkos tau labai patinka, ar ne, Rebeka? Taip. Puikus daiktai atspindintys mūsų gyvenimą. Tamsta Gazelė, o kaip atrodys ateitis? O kaip tau atrodo? Ateityje turbūt gyvensiu mėnulį. Ir visi draugai skris manęs lankyti. Aš skrisiu kosminę raketą. O dabar įrašykime žinią ateities žmonėms. Pasisveikinkit su ateitim. Sveiki ateities žmonės. Ko gero, jūs visi jau gyvenate mėnulyje. O atostogaut skrendat į Marsą ir skraidot visur kosminėm raketom. Puiku. Tuoj visi eis namo. Renkasi tėveliai. Mama, tėti, paruošėm laišką ateities kartoms. Pone Paršelį, jūs pačiu laiku? Padėsite iškasti duobę? Žinoma. Tėtis mokyklos sode kasa duobę laiškui ateities kartoms. Štai. Tai dabar ir užkasom. Ir bus tas laiškas po žemę daugybę metų. Bet aš tiek laukti negaliu. Pepa, tu visai kaip tėtukas, kai mažas buvo. Nejau. Taip, pamenu, nes ir jo mokytoja buvau. Mokėte mano tėtuką? Taip. Visų jūsų mamytes ir tėtukus irgi mokiau. Taip, Tamsta Gazelė. Vaikystėje jūsų mamytės ir tėtukai irgi pakasė laišką ateities kartoms. Taip, prie medelio. Galima iškasti? Taip, manyčiau, pakasėm čia. Maniau prie mažesnio medelio. Seniai kasėm. Nuo tada ir medelis siūktelėjo. Kažką radau. Čia mūsų senasis laiškas. Valio. Labai knieti atidaryti. Vaikai, atsitraukit. Gerai, Tamsta Gazelė. Ir ką mes čia turim? Seną komiksą? Mano mėgstamiausias buvo. Alavinį žaisliuką? Mano mėgstamiausias. Muzikos? Mėgstamiausia plokštelė. Ir labai sena morka. Mano. Puikus pasirinkimas, mamyte. Ir vaizdo įrašas, kai jūsų mamytės ir tėtukai buvo dar maži. Kas ta kiaulytė su akinukais? Ten tėtukas. O aš čia. Sveika, ateityje. Kokiu plonu balseliu kalbėjai? Ko gero dabar mėnulį gyvenat. Kvailutis tėtukas. Ruošti laiškus ateities kartoms labai smagu. O dar smagiau juos rasti.